Šiame vaizdo įraše atsakysiu į klausimą, kas iš tiesų yra XTB ir ar saugu ten laikyti pinigus. Trumpai tariant, tai investavimo platforma, kurioje galite investuoti į akcijas, valiutas, kriptovaliutas ir daug daugiau. Jei jūs domina investavimas, aprašyme rasite nuorodą į nemokamą demo sąskaitą. Prekybos platforma. XTB siūlo savo patentuotą platformą Station 5, prieinama tiek per naršyklę, tiek kaip programėlė Android ir iOS. Tai viena iš intuityviausių priemonių rinkoje, siūlanti greitą užsakymų vykdymą, aiškius grafikus ir pažangės analitinės priemonės. Pradedantiesiems investuotojams XTB siūlo labai išsame prekybos akademiją su vaizdo medžiaga, internetiniais seminarais ir žinių baze. Kiekvienas gali atidaryti nemokamą demo sąskaitą, kuri idealiai tinka platformai išbandyti be pinigų praradimo rizikos. Saugumas. XTB yra reguliuojama tokių gerbiamų institucijų kaip FCA Jungtinėje karalystėje ir Lenkijos finansų priežiūros institucija. Ji veikia nuo 2002 metų ir yra įtraukta į Varšuvos vertybinių popierių biržos sąrašą. Klientų sąskaitos yra atskirtos nuo įmonės veiklos lėšų, o visi duomenys yra apsaugoti šiuolaikinėmis šifravimo technologijomis. Tai reiškia, kad investuotojų pinigai laikomi atskirose banko sąskaitose ir nėra naudojami brokeriui savo veiklai vykdyti. Vartotojų atsiliepimai. Brokerhoser svetainėje XTB gavo 4,7/5 įvertinimą. Atsiliepimų autoriai pabrėžia, kad tai yra gerai reguliuojamas brokeris, siūlantis platų CFD, realių akcijų ir ETF pasirinkimą, nemokamą demo sąskaitą, paprastą sąskaitos atidarimo procesą ir mažus mokesčius. Taip pat buvo įvertintas greitas pinigų išėmimas, komisinių mokesčių nebuvimas iki 100,000 EUR per mėnesį ir aukštos kokybės mokymai. Tačiau buvo atkreiptas dėmesys į tam tikrų priemonių, PVZ, opcionų ir obligacijų trūkumą. Investing.com teigimu, XTB nusipelno būti vadinamas brokeriu, kuris yra draugiškas tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems prekiautojams. Jis buvo aukštai įvertintas už skaidrumą, lėšų saugumą ir intuityvią Station 5 platformą. Ekspertai pažymėjo aukštą klientų aptarnavimo lygį ir platų mokymo pasiūlymą, tačiau buvo atkreiptas dėmesys į MetaTrader platformų trūkumą ir klientų aptarnavimo trūkumą AutoAV klientams. Trustpilot svetainėje XTB reitingas yra 4 iš 5 žvaigždučių, remiantis daugiau nei 2000 atsiliepimų. Vartotojai giria programėlės aiškumą, gerą klientų aptarnavimą ir mažas investavimo išlaidas. Daugelis mano, kad XTB yra puikia vieta mokytis. Deja, buvo ir neigiamų patirčių. Keletas žmonių kritikavo rinkos analizės kokybę ir kopijavimo prekybos trūkumą. Mokesčiai ir komisijos. XTB netaiko komisinių mokesčių už akcijas ir ETF iki 100,000 EUR per mėnesį. Forex ir indeksų spredai yra konkurencingi. EUR/VST spredas yra tik 0,6 pipo. Nėra išėmimo mokesčių ir komisinių už sąskaitos atidarymą. XTB yra vienas iš pigiausių brokerių Europoje komisinių mokesčių atžvilgių. Jei norite mažo spredų, atidarykite sąskaitą XTB. Kaip atidaryti demo sąskaitą? Norėdami atidaryti demo sąskaitą, spustelėkite nuorodą aprašyme ir užpildykite registracijos formą, kurioje turėsite įvesti savo pašto adresą ir slaptažodį. Tada sutikite su sąlygomis ir spustelėkite žalią mygtuką, kad užbaigtumėte registracijos procesą. Aktyvavimo nuoroda bus išsiųsta į jūsų nurodytą pašto adresą. Tiesiog spustelėkite ją ir viskas bus baigta. Jūsų sąskaita bus aktyvuota. Palaukite keletą minučių, kol įkels prekybos platformą. Prisijungę prie platformos, pateksite į pagrindinį valdymo skydą, kuris susideda iš kelių pagrindinių skyrių. Kairėje pusėje yra priemonių sąrašas. Čia galite ieškoti tokių turto vienetų kaip valiutų poros, indeksai, akcijos, prekės ir kriptovaliutos. Priemonės sugrupuotos pagal temas ir gali būti filtruojamos pagal kategorijas. Spustelėje pasirinktą priemonę, ją atidarysite pagrindinėme diagramos lange. Santrauka. XTB yra neabejotinai vienas iš geriausių brokerių, ypač jei jūs domina prekyba akcijomis, ETF, valiutomis ir kriptovaliutomis.
Platforma yra greita ir intuityvi, o mokesčiai yra konkurencingi. Tačiau prieš nuspręsdami investuoti, verta išbandyti demo sąskaitą ir įsitikinti, kad ši platforma atitinka jūsų poreikius. Aprašyme rasite nuorodą į demo sąskaitą, o jei atidarysite sąskaitą per mūsų nuorodą, taip pat gausite prieigą prie mokymo platformos.